Šventoji dvasia, jinai apglėbia viską, bet nori visą padaryti vieną. Ar ne, mes žinom, mes išpažįstam bažnyčią kokią? Visuotinę, būtent, va tas universalumas, bet išpažįstam ir bažnyčią vieną. Vieną šventą apaštalinę bažnyčią. Tai visuotinė, viena šventa visuotinė apaštalinė bažnyčia. Tai faktiškai va čia, jeigu paimsime tos 4 bažnyčios apibūdinimus, jie puikiausiai tinka apibūdinti šventajai dvasiai. Viena šventa visuotinė apaštalinė. Ar ne? Tai va šventoji dvasia, jinai apglėbia, priima visus, universalumas, jinai nori padaryti visus vieną, nes tai buvo ir Jėzaus malda. Tėve, aš noriu, kad visi būtų viena, kad jie būtų viena, ar ne? Ir aišku, tai yra šventumas, nes šventoji dvasia ir duoda tą šventumo dovaną, ir aišku, jinai siunčia. Apaštalas tai yra siuntimas. Tai yra siuntimas kažkur tai, ar ne? Siuntimas skelbti. Ir taip toliau. Sekminės, kurios buvo švenčiamos žydų tradicijoje, tai buvo palapinių šventė. Palapinių. O per palapinių šventes žyduose kunigas aukodavo derliaus pirmienas. Nu, tai yra tai, kas buvo iš derliaus gaunama pačioj pradžioj. Ne, gavo pirmąjį derlių tokį. Ir čia šventajam Irenėjui kilo labai tokia graži ir šventa ir išganinga, galim tai pasakyti, mintis, apibūdinti, o kągi šventoji dvasia daro. Nu, čia dabar šitam pavyzdžiui nereikia būti moteriai, reikia būti tik tais geram, nebūtinai geram, paprastam žmogui, kuris yra šiek tiek gaminęs kažką tai, šitą Irenėjaus pavyzdį suvokti. Jis sako, yra aukojamos pirmienos, taip pat yra aukojamos ir grūdų pirmienos. Ir žiūrėkite, kada sumalam grūdus, gaunam ką? Miltus. Taip, bet kad miltai pasidarytų vieną, ko reikia? Vandens. Tai Irenėjus ir sako, žiūrėkite, šventoji dvasia yra kaip tas vanduo, kuris sujungia visus į bendrą tešlą. Jeigu taip galim pasakyti, ar ne? Į bendrą tešlą paprasčiausiai. Ir viskas. Ir va čia yra tas vienumas. Mes esame viena tada. O šventasis Augustinas, jis truputėlį, kadangi buvo filosofas, žinot, Irenėjus irgi filosofas, tai jis turi kitą tokį pavyzdį. Jis sako, kadangi Augustinas labai daug kovojo prieš eretikus, prieš erezijas, tai jis jau taip, gal ir griežčiau pasisakydavo. Jis sako, žiūrėkite, šventoji dvasia bažnyčioje yra tas pats, kas siela žmogaus kūnui. Siela, yra visur manyje. Nėra kažkur tai, kad jinai yra daugiau ar mažiau, jinai yra visur manyje. Bet ir įsivaizduokit, jeigu taip nutiktų, kad man nukerta ranką. Bet nukrenta ranka. Ar ten yra siela? Ne, viskas. Viskas. Siela lieka. Bet ar tos sielos manyje lieka mažiau? Ne. Siela yra ta pati visiškai. Jos nelieka mažiau. Bet šitas narys mano kūno jau yra nebegyvas. Jis yra be sielos. Ir tada šventasis Augustinas kalba apie eretikus. Sako, jūs klausykite, brangieji. Kada jūs skelbiate netikrą mokslą, jūs labai rizikuojate nukristi kaip kūno narys, reiškia atsiskirti nuo bažnyčios, ir tada negalvokite, kad jumise bus šventoji dvasia. Jumise nebebus šventosios dvasios, nes šventoji dvasia liks bažnyčioje, nes ji yra bažnyčios siela, o jūs to šventosios dvasios nebeturėsit. Tad labai rimtai susimastykit, ką darot, kokį klaidingą mokslą skelbėt. Ar ne? Tai va tokie įdomus dalykai, įdomus palyginimai, kurie ne tik tais nori vaizdžiai kažką tai pademonstruoti, bet ir moko.
Šventasis Augustinas labai griežtai mokė. Negalima taip, ar ne? Tada būsite atskirti nuo bažnyčios. Anatema sit, viskas atskirti nuo viso to. Tai va, tai kaip kūnui siela palaiko gyvybę, taip šventoji dvasia bažnyčiai yra gyvybės palaikytoja. Ir va čia įdomus yra dalykas vienas. Yra sakoma, kad Kristus, kuris iš tikrųjų yra šventosios dvasios siuntėjas, ar ne? Jis siunčia šventąją dvasią. Juk taip. Jo, nes jis eina ir sako, ar ne, aš einu pas tėvą ir aš atsiųsiu jums globėją, kuris pasiliks su jumis iki pasaulio pabaigos. Tačiau teologai sako, kad jis ne tik tai siunčia šventąją dvasią, bet ir gauna šventąją dvasią. O kaip čia dabar vyksta? Kaip jums atrodo? Jis gauna iš kitur, iš mūsų. O čia dabar. Kas mes esame? Šventosios dvasios buveinės mes esam, bet taip pat mes esame Kristaus kūnas, nariai, mes esame Kristaus kūnas. Suprantat? O Kristus kas yra? O Kristus yra galva. Tai Kristus kaip galva siųsdamas mums šventąją dvasią, jis tą šventąją dvasią nesiunčia kažkur tai kitur, bet jis siunčia savo kūnui. Mums. Tai reiškia, jie negauna. Tokie dalykai. Aišku, čia gali atrodyti sviestas, sviestuotas, bet taip iš tikrųjų nėra. Čia yra labai įdomus dalykai. Ir iš to mes galime vėlgi padaryti tokią labai gražią išvadą, kad bažnyčioje negali būti pavydo. Pavyzdžiui, aš sugebu vieną, tas sugeba tą, kodėl aš nemoku taip, kodėl va tas gavo šventąją dvasią kalba kalbomis, o aš nekalbu ir taip toliau ir taip toliau. Nes jeigu mes esame viena kūne, mano kūnas, ar ne? Ar dabar mano ranka gali sakyti, kodėl aš nemoku kalbėti, kaip kalba galva? Ne, tu esi mano kūnas. Ar ne? Tu turi, čia va tu ir kalbi. Suprantat? Tai jeigu aš turiu dovaną, pavyzdžiui, kalbėti, tai reiškia, mes visi tą dovaną turim. Jeigu vienas yra šventas, reiškia, aš irgi iš to šventumo pasiimu, nes tas šventumas yra kūne, kuris yra mistinis Kristaus kūnas, bažnyčia, ir aš esu, jeigu esu vienybėje, irgi tame pačiame. Jeigu vienas kalba kalbomis, reiškia, ir aš tame dalyvauju. Suprantat, yra labai fainai įdomus dalykas. Kaip va tas buvimas, kada šventoji dvasia mus sujungia kaip tešlą, ar ne, į vieną, tai mes dalyjamės, mes tampame dalininkai visų dovanų. Todėl mes nebeskirstome. Aš gaunu tą dovaną, aš individualiai galiu kalbėti, ar ne, bet aš kalbu apie tą antgamtinį lygmenį, būtent bažnyčios lygmenį, kas mus sujungia visus. Tai tame antgamtinėme lygmenyje mes visi turime viską. Labai toks įdomus, nuostabus dalykas yra. Gerai. Babelio bokštas. Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Kai žmonės kėlėsi iš rytų, jie rado slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė. Vieni kitiems sakė, eikime, pasidirbkime plytų ir jas išdekime. Vietoje akmens jie naudojo plytas, o vietoj kalkių bitumą. Eime, jie sakė, pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime savo vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės veidą. O viešpats nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo pastatę. Ir viešpats tarė, štai,
jie yra viena tauta ir visi kalba tą pačią kalbą. Tai yra tik jų užsimanymų pradžia. Ką tik jie užsimos daryti, nieko nebus jiems negalimų. Eikime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nesuprastų, ką sako vienas kitam. Taip, kad Viešpats išsklaidė juos iš ten visur po žemės veidą ir jie metė, statė miestą. Ar nieko neprimena sekmines? Sekmines primena, klausykit. Ar ne? Jie turėjo vieną kalbą, bet kas ten įvyko, kad Viešpats nusprendė, kad negera jiems turėti vieną kalbą. Per sekmines visi žmonės girdi apaštalus kalbant jų kalbomis, nors jie kalba vieną kalbą, bet čia šventosios dvasios veikimas, o čia vat kalbėjimas jau yra visiškai kitoks. Ir būtent čia yra kalbama apie visiškai skirtingą vienybės būdą. Jeigu po sekminių, kada mes kalbame apie vienybę, va tą tešlą, ar ne, kabutėse, sakykime, tešlą, mes kalbam vienybę, kuri yra dvasinė vienybė. Mes esame visi atskiri žmonės, bet mes esame viena dvasioje, nes šventoji dvasia mus visus jungia į bažnyčią. O kada kalbame apie Babelio bokštą, mes kalbame apie bandomą padaryti vienybę kūne, kūnišką vienybę. Ir kūniška vienybė atneša visiškai skirtingą rezultatą, negu kad atneša dvasinė vienybė. Šventojo rašto tyrinėtojai, egzegetai, kada bandė aiškintis, o kasgi buvo tie Babelio bokšto statytojai, kai kurie, ten pirmųjų amžių, viduramžių tyrinėtojai manė, kad tai buvo milžinai, titanai, kurie norėjo sukilti prieš Dievą. Ir todėl nusprendė pastatyti miestą ir pastatyti bokštą, kuris remia patį dangų. Tačiau šiuolaikiniai egzegetai sako, ne, tai netiesa. Babelio bokšto ir miesto statytojai buvo tikintys žmonės, tokie kaip mes. Tačiau yra vienas bet. Girdėjote, aš ten vieną dalį perskaičiau išraiškingai. Truputėlį taip, tokį, kaip sakant, impulsą, stresą daviau. Pasidarykime savo vardą, kad nebūtume išblaškyti. Ką tai reiškia? Žmogiška mūsų kalba. Puikybė. Taip, tai yra puikybė. Pasidarykime savo vardą. Žiūrėk, mes statome Dievui bokštą. Mes statome Dievui garbinimo šventovę. Va taip mes pasidarysim vardą. O iš tikrųjų, ne žmogus savo turi vardą darytis, jeigu nori būti tikru Dievo sekėju, bet Dievui. Juk žinot puikiausiai šitą labai gražią, bet labai išmintingą frazę. Jeigu Jėzus pirmoje vietoje, visa kita savo vietoje. Ir vat čia yra tas vienybės bandymas sukurti kūniškų pagrindų, kūniškų būdų. Kas išeina? Žiūrėkite, mes turime vieną pavyzdį, vienos valstybės vadovą, kuris nori būti visako pagrindu. Ar ne? Jis nori sakyti aš esu. Ar ne? Ir kas iš to išeina? Išeina totalitarinis režimas. Paprasčiausiai ir viskas. Nes žmogus niekada nebus patenkintas. Žmogus
norėdamas sukurti vienybę, kūniškų pagrindų visada matys grėsmę. Ir jam visada reikės imtis priemonių, kad tos grėsmės išvengti. Kitaip nebus. Suprantat? Ir tada žmogus bando grėsmės išvengti, drausdamas ir taip toliau. Kitaip nebus. Bet čia yra tas kūniškas, nes normaliai žmoguje, žmogaus prigimtyje yra troškimas vienybės visada. Ir kada aš bandau žmogiškai padaryti tą vienybę, kyla pavydas. Visada, nes aš matau vieną, kuris moka tą, kitą, kuris moka tą, trečią, kuris moka tą, o aš tų dalykų nemoku. Ir man kyla pavydas, kaip čia dabar taip. O kaip sakiau, kada šventosios dvasios esam sujungti, mes visą tai turime. Nesvarbu, kad vienas turi tą ar ne, kitas tą galimybę daryti, bet mes, kadangi esame šventosios dvasios sujungti, mes esame viename kūne ir ranka negali sakyti, kodėl burna tu taip kalbi. Tiesiog tu irgi rankelę turi tą patį, nes tu esi vieno kūno dalis ir viskas. O kada vienybė yra kuriama dvasiniu pagrindu, tada centre visada yra Dievas. Ar ne? Ir tada mes turime tą tokį, apskritimo formos schemą, kada Dievas yra kaip taškas centre, o tame apskritime gali būti išdėlioti visi žmonės ir tas apskritimas nebūtinai turi būti tobulas, jis gali būti labai vingiuotas, visoks toks, ar ne? Nes vienas žmogus yra toliau nuo Dievo, kitas arčiau, ar ne? Bet visi bando eiti link to centro. Nes mūsų tikėjimas yra teocentriškas. Dievas yra centre, ne žmogus. Ne homocentriškas, ar ne, bet teocentriškas. Dievas. Teocentriškas. Ir kadangi esame limituoti ir esame riboti, tad stengiamės nugalėti tą ribotumą ir sakiau, žmogiškomis priemonėmis stengdamiesi, mes iš tikrųjų nieko nepasieksime. Vienas mąstytojas kažkoks tai yra pasakęs tokią sparnuotą frazę, kad pragaras yra kiti. Ar sutiktumėt? Ne aš esu pragaras, kiti yra pragaras. Kad ne, aišku, kad ne.